Sveiki, kaip manote, ką aš jums dabar parodysiu? Pagalvokite. Mums reikės. Mes dabar darysime kolonėlę ir aš jums parodysiu, kaip tai daryti. Bluetooth arba laidinė. Kuri jums labiau patiks ir kurios jūs patys norėtume. Mums reikės šių daiktų. Garso stiprintuvo, kolonėlės, dar vienos kolonėlės, laidų visko sujungti, laido telefonui, dar vieno laido telefonui, atsuktuvo, dar vieno atsuktuvo, dar vieno atsuktuvo, dar vieno atsuktuvo, dar vieno atsuktuvo, dar vienos kolonėlės, baterijos 12 voltės, replių laidams karpyti ir Bluetooth adapterio. Ir jei norit, galėsit dar pamatyti su mikrofonu. Tai man dar reikės mikrofono. Ir dabar reikės viską sujungti. Neblogai atrodo. Pradėkime jungti. Čia matote nedidelį stiprintuvą, bet gan geras yra, galiu pasakyti, šis stiprintuvas. Ir man jo puikiai pakanka, kai yra gera kolonėlė. Man. Padėkime jį čia. Toliau 30 vatų kolonėlė. Kolonėlė reguliatoriui 8 varžos. Kaip sakant, perfekt. Va, buvo tokia gražuolė. Ok, padedam čia. Tada dar didesnė kolonėlė. Nu va, čia jau su laidukais. Va tokia bus kolonėlė. Nu, dar, aišku, bus dar biškį didesnė galėtų būti. Va 300 vatų, tai čia iš viso achujienai. Palyginant su 30 vatukų. 30 vatukų, 300 vatų. Kuri kolonėlė atrodo geriau? Mano nuomonė 300 vatų. Okay. Sugrįžkime prie esmės. Okay, dėžutės mums jau nebereikės. Ir iš viso 1 vato kolonėlė ir 8 varžos. Čia, kaip sakant, pasibandymui, nu tokia jau mažytė. Nu, aišku, yra ir daug mažesnių. Maišelio mums jau irgi nebereikės. Dabar reikia atpainioti laidus. Nu va, atpainiojau laidus. Dabar šitie laidai ant galo. Tai, kaip sakant, mums dabar jų nereikia. Gerai, krūva atsuktuvų, mikrofonas, va, Bluetooth adapteris. Ką čia veikia iPhone pakrovėjas? What the fuck? Nesupratau. Ok, nu va, žodžiu, Bluetooth adapteris, jisai, aišku, kad pasijungs per Bluetooth, nes jis yra Bluetooth adapteris. Bluetoothas per Bluetoothą. Gera logika. Nu va, su skyle. Ir pakrovėjas laiko 6 valandas 10 metrų diapazonas, žodžiu, rojus. Ir aš šitą auksiuką nusipirkau vos už 6 eurus. Rojus. Todėl, kad aš žinau specialią parduotuvę. Na, aišku, yra prie mano namų. Tai, kaip sakant, ko norėt tada replės laidams karpyti, jeigu, kaip sakant, nukris. Ir žinoma batareika. Dabar sujungkime. Labai svarbu yra nesumaišyti laidų, nes man taip vieną kartą buvo ir, kaip sakant, toks jau brangesnis, geresnis, stipresnis stiprintuvas buvo už šitą, tai karočią minus 25 eurai.
Geras gyvenimas. Nu, dabar sunkime. Va, kaip matote, čia jau yra viskas pažymėta. Ai, šitoj pusėje. Va, matote jau. Va, DC minus ir DC plus. Out plus, out minus. Out tai čia bus ant kolonėlių, o DC bus baterija. Ok, čia jau pasijungs laidas arba Bluetooth'as. O čia jau galėsite būti didžėjų. Diskoteka. Na, dabar užsuku pirmąjį laiduką. DC minus. Tai yra galiukas bus minus. Va. Nu va, jau sujungiau DC laidus. Labai svarbu yra, kad čia nesusiliestų pliusas su minusu, nes ir baterija pradės kaisti ir bus minus mikroskimytė. Arba kitaip sakant, stiprintuvas. Tai dabar pajunkime ant baterijos. Pasižiūrėsime, ar veikia. Nuėmėme apsaugas. Tada minusą ant minuso. Opa. Nu ir dabar pajunkime pliusą. Matote, kad jau dega. Atjungiu ir užgesta. Jungiu, opa, viskas. Va, perfekt. Dabar atjunkime nuo baterijos. Ir dabar pajunginėsime jau nuo kolonėlių laidus. Pradėkime. Taip, kurį man čia atsuktuvą paimti? Per didelę kolekciją emu mažiuką. Pliusą jau pajungiau ir kaip matot, besukant nuplyšo apvijos. Tai kaip sakant, dabar reikės pakeisti. Aš jau čia viskas sujungiu. Atsuktuvą prie kolekcijos. Nu va, dabar pajungsim kolonkę. Opa, opa, valaidukai. Čia kaip matote jau riebus laidai tokie jau labai dideli, neįprasti. O palyginant su mano sujungti bus nelengva. Biškutį reikės ištiesinti ir dabar pabandysiu pajungti. Nu va, sujungiau su mažiausia mūsų kolonėlė. Dabar pajungsime prie baterijos. Kiškis. Biškai nepatogiai bus. Lysk lauk. Sarasa. Ok, nu va. Pajungiau. Girdit? Ok, dabar pajungsim Bluetooth kolonkę. Oi, tai yra Bluetooth adapterį, kokią dar Bluetooth kolonkę. Tai reikia gyventi iki Bluetooth kolonkės. Nu va, Bluetooth'kai. Pajungiam va čia. Bet atsargiai, kad nesulaužytumėme. Nu, ok. Biškai primena Wi-Fi. Wi-Fi, ta, kaip ten ta, Wi-Fi dėžutė, kai tipo Wi-Fi skrydžio. Jungiam telefonę Bluetooth'ą, dabar pajungiam čia. Dabar čia. Bluetooth music. Greičiau. Man nereikia tų tavo prošešių, man reikia Bluetooth music. Ne, ačiū. Kai tada einame į YouTube'ką. Pajungėme čia pliusiuką jau.
Aš einu į savo grojaraštį. Pajunkim, nežinau, kurią čia dainą. Paimkim šitą. Va. Kai čia tada pajungiam. Kaip matote, labai jau garsiai. Minus ausis plius kaimynai prie durų. Ok, supratot. Dabar pajungsime 30 vatų gražuolę. Va, kaip matote, aš čia dabar pajungiu jau 30. Aš buvo nelengva atskirti, kur pliusas, kur minusas. Va, pajungiu, dabar pajungsim kitą dainą ant šitos kolonėlės. Надеюсь, все наладится, когда мы успокоимся. А ты мне нравишься, а ты краснеешь, когда злишься. Ты горишь, как огонь, у меня агония, это любовь. Ты горишь, как огонь. Žodžiu, esmę supratot. Tikrai garsiai groja, bet kolonėlės nėra pritaikytos, kad ant maksimumo grotų. Geriausiai yra, jeigu pajungi kolonėlę, tai 80%, kad ji galėtų švariai be trukdžių dirbti. Nes pajungu 100, įsitampo membrana šita, kur spaudžiasi, tokia minkštava. Įsitampo, tada pradeda negražiai groti, atsiranda trukdžių visų, o dabar pajungsim mano stipriausią kolonkę, 300 vatų, 10 kartų stipresnė už šitą, tai pajungim, nieko nelaukia. Nu, kaip matote, dabar pajungiau 300 vatų kolonėlę, tai dabar bandysiu su ją pagroti. Čia jau, kaip matote, iš viso jau didelis šitas. Čia jau, kaip sakant, ir matosi, kad jau yra, kaip sakant, viskas geriau, metalinis jau ir stipresnis šitas. Tas va, jeigu pagal kainas, tai galiu pasakyti, šita kolonėlė kainavo 20, šita 12, o šita 5. 5, bet pagal garsą, kaip sakant, man pilnai pakaktų šitos. Nes aš jau tai ant maksimumo neleidžiu galiu pasakyti. Bet man puikiai pakaktų ir šitos. Groja švariai, viskas perfekt. O dabar paklausykim, kaip groja šita. Ok, aš dabar pabandysiu savo speakerį įkišti naują. Aliuo. Aš noriu tą papakastą apie nieką, kad apie Lietuvos minusiniuose amžių. Čia veikia ar neveikia? Žodžiu, neveikia fignia. Minus 15 eurų. Arba aš nesuprantu, kaip naudotis. Bet čia pajungi ir rašai garsą and life is good. Na, tai dabar, kaip sakant, pajungsime Bluetooth. O jeigu atjungsiu, viskas normalna.
Ok. Bluetooth adapteriukas kaip ir veikia. Niu. Ok, dabar pradėkime. Ok, va matote. Pajungiau kolonėlę. Platučią. Nu, gal reikia įšilt? Nežinau. Nu. Hey ladies, drop it down, just Biškiai garsoka. touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Žodžiu, Touch the ground. plius ne kaimynas, o plius visa armija kaimynų. Kaimynus jau suskėl. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, shake your body, dancer. Shake your body. Kuri kolonėlė būtų jūsų mėgstamiausia? Pirma, antra ar trečia? 300 vatų, 30 vatų, 5 vatai. Bye. Galite čia dar įrėminti į kažkokią medinę dėžutę pasidaryti ir bus, kaip sakant, perfect kolonėlė. Arba pasilikti šitaip, šitą priklijuoti ant baterijos. Kažkaip taip, tada dar patrumpinti biškį laidukus, dadėti tą 30 vatų kolonėlę ir kaip sakant, bus mini kolonėlė. Dar būtų galima paspalvinti kažką ar padažyti ir būtų su purškiamais dažais ir būtų perfekt. Tai šiam kartui tiek.